Jungtinių valstijų ir Rusijos delegacijų susitikimas Riade baigėsi šiandien. Pati susitikimo nuotrauka neabejotinai palanki Kremliui. Ne tiek dėl diplomatinės izoliacijos pabaigos, kiek dėl prioriteto suteikimo. Agresorius yra prie stalo, o Ukraina palikta nuošalyje nerimauja dėl to, kas vyksta. Europos valstybės, kaip sakė vienas Miuncheno konferencijos dalyvis, apskritai liko prie vaikų stalo. Ne veltui Kremliaus spauda su pasimėgavimu svarsto, kągi reiškia Rubio ir Lavrovo kaklaraiščių panašumas. Visgi formos palankumas savaime nenulėmė diskusijų turinio. Kitaip tariant, nežinome, kokią poziciją pristatė Rubio. Tie, kas sako, kad žino, meluoja. Variacijos nuo siūlymo švelninti sankcijas Rusijai iki jų griežtinimo, parodant, kad karas baigsis nebūtinai pagal Kremliaus sąlygas. Amplitudė verčia nuogąstauti, bet palieka plačią scenarijų terpę. Rubio pastarosiomis dienomis vertėsi per save kartodamas, kad tai nėra derybos, kad Ukraina ir Europos šalys dalyvaus tikrose derybose ir kad siekiama ilgalaikės taikos, o ne kokio nors laikino sprendimo. Ir kad pats Rubio, turėdamas ilgametę patirtį bei daug metų deklaruotą kritišką požiūrį į Rusiją, tai supranta, nėra abejonių. Bet kokią oficialią poziciją atspindėjo, liks kurį laiką neatsakyta. Mums svarbu ir tai, kokia situacija kaimininėje Baltarusijoje. Volodymyras Zelenskis Miunchene teigia, kad ten netrukus gali atsirasti 100 ar 150 tūkstančių karių. Bet aš pasikalbėjęs su 4 šaltiniais galiu drąsiai sakyti, kad šiandien jokių indikacijų, kad tai nutiks artimiausiu metu, nėra. Trumpojo ir vidutinio laikotarpio perspektyvoje dėja tokia rizika tikrai egzistuoja, bet šiandien neturėtume dėl to pernelyg nerimauti.